Taip, tai toliau brendant į tai, kas yra tas kriptoturtas, čia aš jau pats turėsiu paskaityti, kaip MiCA reglamentas tiksliai apibrėžia kriptoturtą. Tai yra skaitmeninė vertės arba teisės išraiška, kurią galima perleisti ir laikyti elektroniniu būdu, naudojant paskirsto registro ar panašią technologiją. Žmonių kalba kalbant, čia yra daugiau apibrėžimas, kuriuo buvo numatyta apimti visus skirtingus kriptoturtus, bet pagrindinis visų kriptoturtų dėmuo tai yra paskirstytasis registras, tai kitaip tariant blockchainas, bet nelendant jau pilnai detalės, yra daug skirtingų registrų, tai nebūtinai gali būti blockchainas, gali būti acyclic graph ir panašiai. Tai čia toksai bendrinis apibrėžimas, kuris turėtų apimti viską. Bet jeigu taip labai paprastai, tai žodžiais, kuriuos ko gero jau esate girdėję ir matę, tai būtų unikalus turtas kaip NFT, žetonai, monetos ir stabilizuotas kriptoturtas. Iš šitų kriptoturtų, ko gero pats įdomiausias apskaitos prasme arba bendrai turbūt būtų NFT, kuris yra unikalus turtas, kadangi jisai gali turėti vertę, gali neturėti vertės arba jo vertė gali būti, sakykime, laikina. Tai kaip galima suprasti, kad gali būti laikina vertė? Pavyzdys būtų, kad techniškai NFT gali reprezentuoti bet kokį daiktą. Ar tai būtų apčiuopiamas fizinis daiktas, ar tai būtų skaitmeninis daiktas, jisai gali bet ką reprezentuoti. Tai NFT gali reprezentuoti, tarkime, bilietus į koncertą, kurie iš esmės kaip ir turi savo vertę iki koncerto, bet po koncerto jisai, gal kaip daiktas, kaip gražus paveikslėlis, jisai ir turės kažkokią tai vertę, bet iš principo jisai neturės vertės. Tai va, ir tuo pačiu tas pats NFT, kaip kriptoturto išraiška, jisai gali reprezentuoti ir apčiuopiamą vertę turinčius daiktus, tai sakykime, gali būti nors ir skaitmeninis menas, toks kaip paveikslėliai, ar muzika, filmai, netgi gali būti nuosavybės teisė į kokią programinę įrangą, kurios vertė, sakykime, per kažkokį tai laiką gali keistis. Tai vienas toksai bendras dalykas, ką reikėtų žinoti tiek apie NFT arba kitus kriptoturtus, kad jie vienas kitam nėra lygus. Kriptoturtas nėra lygus kitam kriptoturtui. Tai kiekvienas iš jų turi tam tikras charakteristikas, kurias reikia labai gerai įsivertinti tam, kad žinoti, kur tas kriptoturtas turėtų atsidurti jūsų apskaitos kurioje eilutėje. Jeigu taip jau detaliau, yra vienas kriptoturtas, kuris yra taip pat NFT, kuris galimai techniškai skaitant pažodžiui tą apibrėžimą ne visai pilnai patenka į apibrėžimo apimtį, tai yra soulbound token. Išvertus tai būtų su siela susietas žetonas, bet iš tikrųjų ką tai reiškia, tai yra toksai kriptoturtas, kurio negalima perleisti. Tai kaip NFT, jisai gali reprezentuoti bet kokį daiktą, tai sakykime, tai būtų, tarkime, jūsų diplomas arba jūsų vairuotojo pažymėjimas, mano pasas ar kažkas kito. Tai aš jį kaip ir galėčiau duoti kažkam kitam gal valdyti, bet aš jo niekad negaliu perleisti, nes jisai yra susietas būtent su kažkokiu tai asmeniu, arba galėtų būti juridinis asmuo, sakykime, tai būtų licencija.